Na, pats, aišku, balsavau už patikimų kandidatų sąrašą, kurie jau savo darbais įrodė ir galėtų šauniai tęsti pradėtus darbus ir pradėti naujus ir laikyti tą patį tempą, koks ir buvo. O iš tiesų tai tikiuosi, kad rinkėjų aktyvumas iš tikrųjų paskatins pačių tarybos narių kokybę, ta prasme, kad bus labai atsakingi tarybos nariai išrinkti. Tikiuosi, kad mažiau bus partijų galbūt ar politinių judėjimų taryboje, tai leistų konstruktyviau dirbti, nes kai išrenkama kiekvienais rinkimais vis daugiau partijų, tai yra atitinkamas susiskaldimas. Tai norėtųsi, kad iš tiesų būtų kuo kokybiškesnė miesto taryba, kuri, kaip sakyt, priiminėtų greičiau sprendimus, o ne vien tik tai diskutuotų ir atidėjinėtų tos sprendimus. Vaizdas turėtų būti palankus, o iš tiesų turbūt mero rinkimai šiandien nesibaigs. Tegul parodo per šią dieną, kuris stipriausias. Parodys rinkėjai. Tai finišo tiesioji fotofinišas nustatys.